Sveiki visi! Noriu parodyti, kaip atrodo butai Šiaurės Kipre Cezario rezorte. Šičia yra parodomasis butas. Jų yra ir 2 miegamųjų, ir 3, ir 1, ir studijo yra. Tik tai kaip atrodo va tas vaizdas ir kaip bus, kai jūs nusipirksite. Ar ne? Žiūrim. Taip, čia laiptinė. Laiptinė va yra liftas, atvažiuoji su liftu. Čia vaizdas jūra va ten. Eikime butą pažiūrėti. Čia yra 2 miegamųjų šitas butas. Tai va, šitą dizainerio paketą galima įsigyti perkant butą. Arba galima pasirinkti pačiam darytis. Taip pat galima tartis su agentūra, kad gal agentūra jums dovanos dizainerio paketą, jeigu jūs pirksite. Va, balkonai erdvūs čia visur. Pasisėdėti galima balkone, taip toliau. Atsiveria vaizdas į baseinus, ten yra sporto salė, kavinės, dar visokių dalykų, ten parduotuvė yra, 24 valandas per parą dirbanti. Tai apie kuriuos aš kalbu butus, šitame name, kur aš čia stoviu, jie yra parduoti visi. Bet va šį va ten va, statoma dar kažkas panašaus kaip va šį čia bus, tik tai bus tenai dar vienas toks kaip rajonėlis, pratęsimas. Va ten va yra statybos. Galiu parodyti, pritraukti, va. Jeigu matote, va ten yra statomi namai, yra panašus, tokie patys beveik. Tai šitą galite matyti kaip pavyzdį. Čia yra tokie pavyzdiniai butai, kaip pas juos įprastai atrodo įrengtas, padarytas butas. Einam miegamųjų pažiūrėti, kaip atrodo. Va. Tualetas, dušas. Va. Tualetas, dušas. Miegamasis. Su vaizdu. Ir dar vienas miegamasis. Čia gali būti vaikams arba galima dvigulę lovą įdėti. Taip pat yra tie 2 miegamųjų skirtingų išplanavimų. Tai šitas yra tokio išplanavimo, kiti yra šiek tiek kitokio išplanavimo. Tai yra gal keli variantai, 3-4 skirtingi išplanavimai. Aš turiu omeny ir penthauso tipas yra. Tai va. Domina Šiaurės Kipre tokie ir panašūs. Yra daugiau kompanijų, ne tik tai šita, čia yra Cezario Resort kompanija. Yra kitos kompanijos, ar ne, kurie irgi parduoda. Ir yra skirtingos sąlygos. Būtent Cezario, va šičia, kur aš esu, yra įsimokėjimo planai tokie, kad įmoki 30% kainos. O šitie butai maždaug kainuoja apie 170 tūkstančių, 150, priklauso nuo to, kaip jūs pasirinksit, kokios kvadratūros jį pasirinksit ir taip toliau. Tai tiesiog 30% įmokate ir po to jums 72 mėnesius duoda išsimokėjimą. Jūs pasirinkate, ar kas mėnesį mokėsite, ar kas 3 mėnesius, jau čia sutartyje nurodymo būna. Taip pat tenais visokie sutartyje būna pažymėti dalykai, kas bus, jeigu jie vėluoja pastatyti. Tada jau jums išmoka kiekvieną mėnesį kaip nuoma už tai, kad jie vėluoja statyti. Taip pat jeigu jūs negalėsit sumokėti, kas tada bus? Jeigu jūs ten 3 mėnesius negalite sumokėti ir vėluojate. Tai va tokie visokie dalykai būna aptariami pasirašant sutartį ir jie yra šiek tiek koreguotini.
Tai ten tariamasi su vadovybė ir jie ten tą sutartį pakoreguoja, kaip reikia, kaip tenais darybų metu ir padaro. Bet esmė tokia, kad įmokėjus 30% galima jau pradėti išsimokėtinai tokį dalyką pirkti. Kitas variantas, ką aš jums noriu pasiūlyti, tai yra be pradinio įnašo butai. Žiūrėkit, parodysiu. Čia yra toksai bukletas pas mane. Ir būtent yra šalia va šito Cezar Resorto, kur aš rodžiau pro balkoną, ar ne, bus statomas va šitas Sea Breeze daugiabutis su baseino apačioj visą kitą. Čia bus studio apartamentai. Būtent šitas Sea Breeze turi galimybę be pradinio įnašo galima jį pirkti po 1000 eurų ar svarų mokant. Va. Štai va čia yra tas Cezar Resort, kur mes dabar esame, va šičia, va tie daugiabučiai. O va šičia bus pastatytas tas Sea Breeze. Jau daugiau nei pusė butų yra parduoti, nors statybos prasidės tik tai šįmet. Kainoraštį paskui aš atidarysiu, parodysiu ar primontuosiu kažkaip. Tai va, čia bus va tokie išplanavimai, tokie va butukai, va koridorius ir butai. Tai va, ar nuomai, ar atostogoms, ar savo. Šitie pigus variantai. Jų kaina bus apie 90 000. Prasideda nuo 80 000 ir ten apie iki 100 000 kažkas tokio yra tos kainos šitų būtų. Kol kas, aišku, kada jau bus pastatyta, arba pusė jau bus pastatyta namo, griaučiai bus padaryti, bus pradedamas įrengimas, jau gali būti, kad nebus nei vieno parduodamo, nes jos labai sparčiai perka. Kadangi labai patrauklus yra šitas pasiūlymas. Tai čia taip yra planuojama, kad bus baseinas, daugiabutis šitas. Tai va. Jeigu norit tokių ar panašių pasiūlymų, čia randasi šitoj vietoj, Iskele. Turkijai priklauso va šita dalis dabar. Ir va šičia Iskele yra va šitas miestas, kur mes randamės. Tai va. Būtent Iskele. Tai jeigu domina, rašykit, kad domina, pateiksim visą informaciją, klausimus užduosit, pasiorganizuosime kelionę, pasižiūrėsite viską. Tarp kitko, šita kompanija, kur Sea Breeze reikia pirkti, ar ne, tai jinai duoda 3 dienas nemokamą apgyvendinimą. Tai galima pasiorganizuoti šitą, jeigu jūs esate rimtai nusiteikę kažką nusipirkti, išsirinkti, mes galime paorganizuoti jums nemokamą paėmimą iš oro uosto, nemokamą apgyvendinimą ir jūs ir atostogas tokias biškį užturėsit ir pasižiūrėsite objektų, kas jums labiau tinka. O mokėjimo planai yra tikrai palankus, neblogi iš tikrųjų. Aišku, yra dar dovanų visokių duoda, jeigu jūs, pavyzdžiui, mokat ne 30%, o 50%. Tai kompanija duoda įvairių dovanų. Jeigu įmokai 70%, ten dar daugiau dovanų yra. Gali gauti netgi dizainerio paketą dovanų arba nuolaidą didesnę gali gauti. Tai va tokie dalykai yra. Rašykit, skambinkit, tarsimės ir susitiksime oro uoste.